Mes esame tą pačią dykumoje. Ir čia atvykome į buvusią, čia kaip padaryta instaliacija iš tualetų kažkodėl. Čia yra buvusi aukso kasykla. Va čia yra matosi jau apleistas mestas kasyklos. Čia anksčiau gyveno kažkoks aukso kasėjas ir čia jo žmona jo garbei padarė šitą memorialą. Va čia toks namelis gražus buvęs. Okay. O, pažiūrėkit, čia yra visokie dalykai. Jie čia gyveno su savo žmona, tas aukso kasėjas. Čia liko įvairūs daiktai. Ir čia jo žmona, jo garbei, padarė tokią kaip mini muziejų improvizuotą lauke, toj vietoj, kur buvo ta aukso kasykla. Čia yra kompanija mūsų, kurie mes dabar stovim visi, kiti vaikai, kurie gyvena namuose ant ratų. Va čia iš toli ten, kur mes dabar buvom. Kita matosi kasykla, o va čia pažiūrėkit, aš parodysiu, dabar vyksta, matot, balti taškiukai. Kiek jų yra, ten ne viena mylė išsidėstė palei kalnus. Kaip visas miestas, pažiūrėkit, kiek daug kemperių stovi. Va čia yra kalne toksai urvas. Žiūrėkit, kas ten viduje. Ten mūsiškiai. Dead something in there. A dead something. Dead something. That was easy. My turn. Don't walk close, it'll attach to you and it's hard to get off. Čia berniukai man demonstruoja šokinėjantį kaktusą. See how they just fall Oh, off? they'll destroy it. That's why if you walk by and rub, the pieces fall off on you. And they stay in you. Yeah, once They have they're in hooks. you, they stay. The hooks go in your skin. Okay, guys. Shit, guys. Parts inside and then the spongy stuff. Sako, kad jie turi kablius ir kai It's like a big sponge in the middle. atšoka į žmogų, jie gali jos labai sunku ištraukti. Spikes versus Tell you spikes. what, the more you guys play, the more somebody will be screaming here in a minute.